Diena. Šiandien aš noriu nuvežti vienai moteriai, kuri nukentėjo nuo gaisro, šiek tiek buitinių prietaisų. Jai viena moteris nupirko mikrobangų krosnelį, o dabar stoviu laukiu, kada atveš. Ir drabužėlių, buities reikalingos priemonės. O trečiadienį mes įvešim dujinį viryklį, taip pat užsakėm organizacijos vardu. Ir bus nauja patirtis, kaip ją pajunginėti. Važiuosiu dar į depo, pažiūrėsiu, kokio ten priemonė reikia, kad prijungti. Žinoma, mikrobangų krosnelė yra. Virtuvės reikmenis. Na ir važiuosim. 2, 3 и микроволновка. Как? Ага. А здесь? Смотрите, хорошо, это постельные и все остальные принадлежности. И газовым ключом тогда мы это скрутим, да? Одним, говорят, держать надо, ну, а вторым крутить, чтобы не сорвать резьбу. И тогда она будет... Михаил, ну не знаю, прям... Все в порядке, все нормально. Как вам и туда? Так, смотрите, еще мне... Бо посмучуйте Михаилу Павадина Сянишельчу. И вот головой, как кричался, аж не Снеголя, Ленюка с бусом. Когда не виска еще, Снеголя будь не ноль. Лукаш. Ну, почухай, ладно, дуйте, пожалуйста. Шевелинку надо. Виляу! Родненький Вилю, pamatėm tenais gražų katinėlį. Yra, bet tikriausiai yra alkanas, o dabar važiavam į Maksimą, nupirsim katinėliui maistą. Mes pas katinėlį nusprendėm vis dėlto, kad jam dėrėtų. Tai šildosi žvakėmis, Čia žiūri, kad čia draugas Lapuko, draugas ten miega dar vieną, žiūrėkit. Baltukas. Lapukas ir Baltukas. Бардачке возьми мешочек. Так. А греете išsikrovė? Ką? Greitai išsikrovė? Ne, nu, tą lemputę. Supratau. Gerai, nu va, imk sriubą. Gerai, ačiū. Atidavė žmogus akumuliatorių. Mes praeitais metais išdalinau 4 ar 5 vietos akumuliatorius, kuriuos nuolat kraunam, kad žmonės galėtų pasišviesti, jiems lemputės padarėm iš lėdo, kad ilgiau šviesa būtų. Kai kurie, kaip Juozas, naudoja taip pat ir telefonų pakrovimui ir radiją maitina iš akumuliatorių. Tai jis turi 2 akumus, sako, vieną dabar pastatė, o tas nusėdo. Važiuoju į sandėlį, noriu pastatyti krautis akumuliatorius, netgi 2. Vieną dar turiu atsarginę, tai jį irgi atiduosiu Juozui. O nespėjau vakar padėkoti kompanijai Baltic Clearing, kurie kas mėnesį stengiasi palaikyti fondo veiklą ir skiria pinigėlių įsipilti kūrą. Didelis jiems dėkui, jeigu jums reikalingos valymo paslaugos, jie veikia berods visoje Lietuvoje, tai kreipkitės pas šitų gerų, atsakingų, socialiai atsakingų žmonių. Baltic Clearing, ačiū. Supratau. Žiūrėk, duonos. Čia tik dabar pirkau, skani duonytė. Ate, iki. Jo, nueik atsargiai. Važiavau veikti namus. Šiaip darbų jokių čia nėra. Netgi ir valyti nieko nereikia, nes nuo praeito karto nieko nevežėm praustis. Tačiau, tiesą sakant, turėjau keletą valandų laisvų, galvoju, reikia aplankyti. Vis dėlto dabar vėjai stiprus kyla. Tai pažiūrėsiu, kaip čia viskas. Rodos viskas tvarkoj. Atvežiau dar palėtę. Ir į sandėlį
vėliavosi. Tai čia iš jos bus daugiau naudų. Mes kartu stiprus mūsų kelias, rūpestis ir viltis. Veik, mūsų ugnis dega, meilės šviesa visada skleidžias.